Sveiki, esu Donatas Brikas ir šio video noriu Jūs dar kartą pakviesti į seminarą Milijonieriaus mąstymą. Kadangi mes jau seminarą darom antrą kartą Pabaltijos šalyse ir turim tikrai labai daug, ne 92% patenkintų klientų ir pasiekusių rezultatą po praeito Milijonieriaus mąstymo, bet mes vis dar ir susilaukėme klausimų, kągi aš gausiu tame seminare, kodėl milijonieriaus mąstymas, ar tikrai po šito seminaro aš tapsiu milijonieriumi. Taigi šio video aš noriu atsakyti į visus jūsų rūpimus klausimus. Pirmas dalykas, ar jūs rasite, kad mes kur nors sakėme, kad po šito seminaro jūs tapsite milijonierius? Jeigu jūs esate milijonierius, taip jūs pagerinsite savo gyvenimo kokybę. Jeigu jums nedaug trūksta iki milijono, galbūt šitas seminaras bus impulsas jums tapti milijonieriumi. Bet aš norėčiau plačiau pakalbėti apie tai, kas tai yra milijonieriaus mąstymas. Seminaras ir vadinasi milijonieriaus mąstymas. Kas tai yra milijonierius? Milijonierius visų pirma tai yra asmenybė, tai yra kaip aš žiūriu į save, kaip aš elgiuosi, kiek aš prisiemu atsakomybės už savo gyvenimą, kaip aš jaučiuosi, kaip aš padedu aplinkiniam žmonėm ir kokius santykius kuriu aš su aplinka. Kaip seminare milijonieriaus mąstymo jūs visą to išmoksite, ne tik sužinosite, bet jūs išmoksite, jūs pasikeisite savo vidumi tuo, kad jūs pradėsite daug geriau elgtis su aplinkiniais žmonėmis. Jūs į save žiūrėsite visiškai kitaip. Jūs pakeisite požiūrį į save, matysite daug daugiau galimybių, pradėsite matyti plačiau. Ir tai, žinoma, jums atvers naujas galimybės uždirbti daugiau pinigų ir sukurti daugiau gerovės savo ir savo aplinkiniams žmonėms. Taigi, šis seminaras yra ne apie milijoną. Ne apie milijoną popieriukų, o šitas seminaras yra apie milijoną jūsų gerų minčių, apie milijoną jūsų pasitikėjimo, apie milijoną gerų akimirkų jūsų santykiuose ir apie milijoninį jūsų augimą. Po seminaro, jau netgi seminaro metu, jūs pakeisite įsitikinimus, kurie leis jums augti, kurie leis jums tobulėti ir kurie leis jums pasiekti geresnių rezultatų jūsų gyvenime. Aš suprantu, kad jūs žiūrite jau ne pirmą mano video ir jūs galvojate, tai yra reklama ir tai yra jo biznis, iš to jis uždirba pinigus, todėl jis daro viską tam, kad pakviestų žmonės į seminarą. Todėl šio video aš jums noriu atskleisti keletą tokių dalykų, kurie bus padaryti per milijonieriaus mąstymą. Pirmas dalykas. Čia yra strėlė, ji yra pagaminta tikrai iš medžio, jinai nėra niekur išpjauta ir panašiai. Ir kaip jūs galvojate, jeigu šitą strėlę taip įremta ir aš visą jėgą eičiau į priekį, ar tai būtų mano paskutinis žingsnis, ar tai būtų strėlės paskutinis kaip sveikos strėlės buvimo akimirka. Taigi daugeliu žmonių tai atrodo, kad tai yra neįmanoma, nes dėl to, kad taip sako mūsų mąstymas. Smegenys mus stengiasi apsaugoti nuo to, kad mes nemirtumėm ir sako, protas mums sako, ką darai, tu tuoj žūsi. Milijonieriaus mąstymo metu ir tu turi šansą, netgi ne šansą, bet tu tikrai tai padarysi ir šitokią strėlę sulaužysi ir įskris į šipulius ir tau liks metafora, kad jeigu aš galiu laužyti strėlės, ką dar galiu padaryti, kiek gerovės aš galiu sukurti savo ir savo aplinkinės šiame gyvenime, kada aš esu šioje žemėje. Neseniai mes įsiuntėme laišką Milijonierių teatras apie Milijonierių teatrą ir mes gavome daug atsiliepimų, kai kuriais aš iš jų noriu pasidalinti. Štaigi viena moteris rašo, kuri tarp kitko praeitais metais ganėtinai skeptiškai žiūrėjo, bent jau jos vaikai žiūrėjo į seminarą ir rašo: sveiki, dalyvavau seminare pernai su savo paaugliais vaikais, kurie buvo skeptiškai nusiteikę. Gražu buvo žiūrėti, kaip vaikai įsitraukė į šį žaidimą, į šitą mokymosi procesą, pavargo, bet nenorėdavo išeiti, likdavo klausyti per pratęsimus. Mums labai patiko, šiemet nupirkau net 6 bilietus, kuriuos padovanosiu žmonėms, kuriems mano manimu tokiame seminare pravartu sudalyvauti. Man tikrai neįprasta atsakyti į naujienlaiškius, bet šiandien noriu Jums padėkoti už švietėjišką misiją, už verslą, kuriantį didelę pridėtinę vertę, už kūrybiškumą pateikiant seminarą plačiai visuomeniai. Bravo! Ačiū žmogui, kuris parašė šitokį šiltą atsiliepimą, bet tai yra įrodymas, kad tai yra vertinga. Ir mes girdime be galo daug sėkmės istorijų, kada žmonės po šito seminaro galbūt netapo milijonieriais, nes tai skambus žodis ir daugelis atstumia, kad man nereikia milijono, bet daugelio žmonių gyvenimo kokybė, požiūris į save ir tai, kaip jie jaučiasi, užaugo super. Taigi, ir tu gali nepraleisti savo šanso, nebeatidėti, nesakyti kitais metais, nebeatidėti savo gyvenimo lygio pakelimą į naują lygį, o dabar registruotis į seminarą Milijonieriaus mąstymas ir mes susitiksime birželio 5-7 dieną parodų rūmuose Litexpo Vilniuje. Iki pasimatymo, čia buvo Donatas Brikas iš UAB Saviugdos mokykla. Iki.